Krašte laisvas iš toli, Mičovičius neuždaro rungtynių. Torpas pasileidžia į priekį, Garetas pražanga, 2+1, 2+1, taip. Gareto, kokia silpna pražanga tokiu metu. Žydrūnas Urbanas savo auklėtinimis rodo nebauduoti paskutinėje atakoje. Sekundės baudos metimo. Dabar Laurinavičius po minutės pertraukėlės neklysta Torpas. Greito išpuolio šiauliečiams, prarastas kamuolys, 6 sekundės, Šakylas Kytas nieko neuždirba, Šakylas Kytas, išmuštas kamuolys be pražangos. Atrodė, kad Kytas išves savo komandą į priekį, bet čia nebuvo pražangos. Geras klausimas. Ar čia nebuvo pražangos? Geras klausimas. Arbitrai dar turi peržiūrėti epizodą. Na čia jo, geras cirkelis užsikūrė Jonavoje. Šokėjos šoka, žaidėjai lyg ant parketo, teisėjai žiūri epizodą. Bet Larsonas kabinasi už rankų. Ir minutės pertraukėlės. Parašo Šeškus, lieka 5 sekundės iki 4 kėlinio pabaigos. Kyla visi nuo kėdžių Jonavoje. Ir čia dabar prarastas kamuolys. Toks pirminis sprendimas. Pataiko iš pradžių į Kytą. Taurės Jagėlą, po to kamuolys atsimuša į Taurą Jagėlą. Čia pakartojimas. Pasiseka dabar Kytui. Toks rungtynių laikas. Torpas. Vienas pats. LJ Torpas. Lipa ir užsilipa į medį. Pražanga puolime. Arenoje rodo 0, tačiau dar bus peržiūra dėl rungtynių laiko. Gali kažkiek būti likę jo, tačiau tai yra pabaiga ir milžiniška drama. Tikrai. Tai ir daro Kreišmontas ir tai yra viskas. Tai yra viskas. 81-80 Jonava laimi trilerį. Trilerį, kuris praktiškai atveria kelią į LKL atkrintamąsias jonaviečiams.